Lietuvoje 16 valandų jums dirba LNK žinios studijoje aš Olandas Vilkončius ir kviečiu žiūrėti. Agnė Širinskienė trenkia durimis iš Nemuno aušros, bėga pas demokratus. Sako, nebenori save sieti su teistais politikais. Tai įvairių teistų žmonių aplinka, su kuria aš nelabai norėčiau tapatintis. Daug dievės sėkmės ir gero darbo. Amerikos prezidentas Joe Bidenas pasakė paskutinę kalbą užsienio politikos tema, o artėjant Trumpo inauguracijai saugumo tarnybos ruošia tokias saugumo priemonės, kokių dar nėra buvę, baiminamasi vienišų vilkų. Siūlymas sausio 13-ąją paskelbti šventinę dieną sulaukia pritarimo Seime. Jau pavasario sesijoje bus sprendžiama, ar ji taps nedarbo diena, tačiau reikės kažkurią šventinę dieną aukoti. Galbūt kažkuri iš tų švenčių, kurie šiandien yra minima, gal nėra tokia prasminga, kalbant apie mūsų valstybingumą, ir bus galima sausio 13 tinkamai prasminti. Žinias pradėsime šiandieną nuo to, kad vyriausybė steigia maisto tarybą, naują instituciją, kuri stebės būtiniausių maisto produktų kainas. Jei kils įtarimų, kad brangsta nepagristai, įsikiš. O ką reguliuoti, valdantieji minčių jau turi. Tai lengvatinis tarifas šviežioms daržovėms ir vaisiams, taip pat būtiniausiems produktams. Žemės ūkio